Labas, draugai. Rugpjūčio 31. Rytoj vaikam į mokyklą, nepamirškite vėliai. Ane, Hardai? Galėtum į tu į mokyklą eiti. Pavargęs, ane? Gerą rytą visiems. Vakar baigė darbus, naktį atvažiavau pasižiūrėti. Ir taip, Jebat kapat. Čia palika nešė. Buvau valymo įrenginių laidą esu paklojęs. Tai bijau, kad neužkabintų. Atžymėjau su raudonais dažais. Sakau, geriau palik nekask šiai iki molio, nes pas jį kaušas netoks, kaip tikėjus. Šiaip minės kavatoriuk su plačiu tuo kaušeliu mažesniu, labai gražiai iškas. Čia kitoks kaušas su dantim. Tai išvaizdos nėra, bet efektas tas pats. Man reikėjo dasikasti iki molio, man iškasė iki molio. Šito viso kiemo atkasimas, tai parodysiu, taip. Šito viso atkasimas man kainavo 160 eurų. Vien atkast. Tai va. Tai papasakosiu, kas čia kur bus. Va, ir kanalizacijos vamzdis matos. Jį reikės nuvesti dar apie 28 metrus, ne 24. Jis turėtų tenais kažkur būti. Na, tai čia palikė, čia atkasta terasa bus. Žemė, tai belenkiek. Galvau, ką reiks pirkti žemių sklypo išlyginimui, bet čia spėjau, kad dar ir liks. Čia mano terasa bus nuo sienos 4 metrai link manęs ir palė lango, o šitą artimėtų kraštą, čia reikia čia 4 metrų ir taip eis iki pat durų. Terasa, o po to jau čia automobilių stovėjimo aikštelė ir ten įvažiavimas. Tai va, draugai. Ką toliau, ane? Kas toliau? Vežame smėlį, trombuojam, smėlį privežę. Susikelti reikia iki viršaus. Tai papasakosiu smulkiai, ką darysiu, ne? Parodysiu, kaip aš darysiu. Atsimatuosiu aukštį, nuo čia, nuo namo, nuo kokio man reikia, ane, žemės aukštį kokio reikia. Pasimsiu tada lygiai šniūrą, prasivesiu su kelio aukščiu ir matysiu nuolydį. Ir pavyzdžiui, ne pavyzdžiui, čia tas pats gausis viskas. Kur nėra iškasta, bus juodžemis, nes kur neiškasta, bus vėja. Tai palita šniūrą, įsipilsiu nuolydį, žinosiu, kiek, kuriam gale, kiek reikia storio žemės. Taip pat ir su aikštelė, smėlio. Tik aikštelė gausis nuo terasos aukštų pasidarysiu nuo kur. Irgi taip pat šniūrą įsitemsiu ir kelio tą nuolydį, iki kelio, atsiprašau, ir žinosiu nuolydį. O ne, Hardai, neįdomu tavo, ne? Pasisveikim, taip tai loji. Uodega visgi neįmana kavos, negalėtum. Tai va taip, draugai. Taip turėtų būti. Šiaip tai galvau, ką mažiau nusikast. Aišku, čia kitur va per giliai nukasė, bet geriau negu nieko, mane. Tai dabar liks. Turėjau molio biškį užmetę. Tai dar susipilsiu, dar yra ten molio užsipilsiu ir daugiau smėlio. Dysios. Čia aplink namą esu susipilęs viską. Spėkit, kam tas vamzdis. Nespėkit, tiksliau pasakysiu, kam tas vamzdis. Tas vamzdis yra, kad aš nenorėjau, kad man per sieną gręžiotų oras vanduo katilui. Tai
persivedžiau per pamatą 160 vamzdį, per kurį jungs į ventiliatorių visus vamzdžiukus. Čia aišku pamatytuks dar bus ir tada jisai nusipjaus tiek, kiek man reikia ir per jį vamzdžius vesiu, kad per sieną nesigręžti, nes nenorėjau. Tiek va, laidai mato ten apšvietime, ne, čia apšvietims, ten du apšvietimai, dar vienas apšvietimas rozetė ten apačioj. Ir nei vienas laidas neina kiaurai sienas, visus laidus vedžiau, kas jau per pamatą, aišku, lengviau būtų buvę sieną skylę pragrėžiai ir ramybė, bet ne man, aš prasikasiau per pamatą apačią, užtenka pasimt, daugiau nepraganyt. Ir susivedžiojau, taip pat ir vamzdžius nenoriu, kad ten man per sieną eitų, tai per pamatą prasikasiau, elektros gofrą atsivedžiau, jeigu man reikės. Toliau, ką nuo praeito video pasidariau, šulinį iškasė man, žiūrėk, jaučiai šulinį žemę pripylę, tai kaip, nu ir, na, dar esu čia prasivedęs, nu, šulinį kabelį ir einam pasižiūrėti, kabelį esu prasivedęs ir vandenį iš langą tą 32, kas jau susigavos iš 1,20 m gylio prasikasiu. Blet, reikėjo čia, taip atsiprašau už keiksmažodžius. Verdai. Blet, būtinai čia taip reikėjo. Na. Aš nesuprantu kartais žmonių. Blet, liktais vietos nėra, ne? Čia pilna vietos, čia mesta žemės, ne, ant šulinio dangčia. 8 ritiniai, dabar yra 1, 2, 3, 4 6, tai 4 pilni. Tai va, iškasė šulinis kainavo už ritinį 130 eurų, plus kaubos, už kaubos buvo 5 eurus. Ir ritinį 3 kaubos, va tokios. Čia 1, 2, 3. Kam jos reikalingos? Ogi jos tam reikalingos, kad, pavyzdžiui, jeigu šulinis kryps, kad vieną rintinį žemės, nu, neišplautų ar antrą. Jeigu krypsis visas bendras, bet po vieną ritinį neįsiraitys. Tam tos kovos reikalingos. Tai va čia esu šlangą išsivedęs ar vamzdį, kaip jį pavadinsi, ten elektrą esu persivedęs, nes hidroforą čia statysiu. Ar siurblis, kaip jisai vadinas. Čia su 1,20 m prakasęs, tai dar plius užsipils aukštis palei namą, tai gausis gan nemažas aukštis. Po to, ne, tarkim, užsipils žemės palei nuolydį, tada galvoju, va šitoj vietoj, nu, koks aukštis bus nusipjauta šulinį, kad jis nebūtų, arba gal net nepjausiu iš tikrųjų, dar nežinau, bet buvo plans toks nusipjauti jį, bet paskui pagalvojau, tik aš žadu, nu, tokia kaip pasakyti, kaip sandėliuką tokį pasistatyti, tai statyti ant šulinio, tokie kokie 4x4 metrų tai pasistatyti, kad man, nu, šulinį susidengtų ir viduje žolepę laikyti ar dar kažką, ten grėblius, ir kad šulinė nebūtų tokia, kai sandėliuką tokį gražesnį pasidaryti, nes man ant kiemo šulinis, man asmeniškai negražu vaizdą, man jisai neduoda. Tai va tiek, draugai. Kažkaip taip. Iš dalies džiaugiuosi, iš dalies dabar didelis galvos skausmas. Va, kai visą šit susilygins, tai tada bus žiauriai gražu, bet nu, dabar reikės paplušėti. Aišku, turint pinigų, tai gali nesugalvos čia. Pasisamdai, sumokėjai, padarė. Skaičiuoji, kad kokie 3 tūkstantėliai taip kristų, jeigu viską samdyčiau.
bet kadangi aš tai greičiausiai, kad pats važiuosiu šiandien pasiklausti nuomos bobkatą ir be operatoriaus, aišku, ir bandyti pačiam pasidaryti, nes dabar skaičiuokit valandą bobkatą kainuoja su operatorium 40 eurų, ne? Buvau nuvažiavęs į mechanizmų nuomą Šiauliuose, tai bet tas kavatoriuką. Bobkatą tai buvau nuėjęs paklausti bobkatą 40 eurų, nes ten pas kaimyną dirbau. Bobkatą su operatorium 40 eurų valandą. Bet man jau nereikėjo, norėjau nusikasti dar, tai nuėjau skavatoriuką, nuvažiavau į mechanizmą nuomą, skavatoriuką kainą pasiklausti. Nuomotas 60 eurų plus PVM parai. Parą skaičiuojas 10 valandų, jeigu nevirši, tai parą ten skaičiuoja taip. Jeigu, pavyzdžiui, penktadienį pasiemi po pieto, grąžini pirmadienį iki pieto, tai tau tik skaičiuojas parą, bet tu išdirbi 3 paras, tik penktadienį, šeštadienį, sekmadienį išdirbi ir gaunas taip. Dar atvežims, man kainuotų čia 40 eurų. Atvežims ir parvežims, tai dėkim grubiai 150-160 eurų. Tai va, man čia tam neapsimokėjo samdytis, nes suradau kaimynas sutiko, tai man už tą patį padarė, ar aš būčiau pats vargęs, ar toliau. Aišku, gal būčiau bandęs pats pasamdęs per tas 3 dienas. Atsiprašau. Ir gal būčiau bandęs dar prasilyginti, bet su juo nelabai. Tai dabar važiuosiu bobkatą. Pasižiūrėsiu ant penktadienį. Pabandysiu, jeigu pavyks gauti, gal įsinuomoti, parsivežti. Ir tas 3 dienas dirbti, aišku. Su sūnų reikalų turiu, nes sūnų penktadienį rugsėjo 1, kaip ir visiems vaikams, šeštadienį sūnų į Klaipėdą į varžybas, tai Klaipėdą, čia jau asmeninį gyvenimą lent, gal nedarytų to daryti. Tai žodžiu, tai žiūrėsiu kaip su to bobkatu nuoma pasidaryti, bet jau su bobkatu ir moliu tą čia susivešiu ir žemės prasilyginčiau. Pagrindė žemę čia įsilyginčiau, kas man reikia. Palei aukštį, tai jau būtų žiauriai gerai. Draugai, gal kam reikia laikinusios elektros skydinės parduoda su saugikliais, su viskuo ir kabeliu su rozetėm viduj. 150 eurų. Aišku, kažkam bus brangu. Parašysit, iš kur kokias kainas traukia. Tai va, parodysiu taupydams. Taip pat su tačka porą dienų visą va šitą apsivežiau aplinkui namą, kėliaus. Čia dar palei planą metras nuo sienos, tai bus akmenukai supilta, aukščiau dar kelsis. Dabar supyliau, lietus suplaus, pastovės iki kitų metų. Tai paskui dasipilsiu, metras nuo sienos bus akmenukai, o toliau čia bus vėja. Visur iki sklypo pabaigos taip pat, visur rata. Čia pasidariau lietaus rinkimą. Gerai būtų skardas, bet yra kaip yra. Dabar nebeigsiu prie 10 darbų. Pradėjau kiemą, reikimą kaip nors pasibaigti. Tai va, kaip sakiau, čia plius minus taip va ir gaunas nuo čia iki kur hardukas stovi. Jau ką norėjai daryti, gražuolį. Metras tai akmenukai, o po to va čia va juodžemis visur. Vėja bus. Ir taip aplinkui namą. Tai va, taupydams nieką nesisamdžiu, su tačka susivežiau aplinkui. Bet yra darbų, kur pats negali, nelabai pasidarysi, tai tenka samdyti. Čia su kastuvu, kiek būčiau varęs, jaučiu. Kokius metus būčiau kasęs, kol tiek iškasęs. Toliau bandysim ieškoti gal. Važiuosim kavos atsigėrę. Pasižiūrėti kainą. Ir iš vis, ar jis dar bus neužimtas tas bobkatas. Bandysim smėlę susiorganizuoti. Bent jau kelias mašinas, kad ten priekį užsipilt. Susipilt. Bent kokias 5 mašinas susipilt, kad
susiplaut, po to susisėstų, gardukai. Nu, tai va taip, draugai, tiek žinių čia šiandien. 15 minučių išnekėjau. Bet toks neįdomus video, nėra entuzijazmo, ne? Draugai, nieko bus, kažkada bus. Tai supilam smėlį, ant smėlio pilam skaldus, išsilyginam vėjas, išsinešam baraklo visą, išsivarom triperių parką, išsivalom šiukšlės, paletės, susilyginam, gražiai pasidarom. Ir ką, bandysim kibti vidų. Manau, su mano finansinė padėtim per kokį mėnesį susitvarkysiu kiemą. Ai, dar taigi kanalizacijos vamzdis. Sveikas atvykęs, dar čia kokį 100 eurų. Nu, 100 gal ne, bet 100 eurų, jeigu 28 metrai. 3 metrų vamzdis kaina, ne, 24 metrai. Tai viens vamzdis 12 eurų, 3 metrų, 110 diametro. Tai man reikia 8 vamzdžių, 8 x 3 24 metrai ir 8 x 3 24 metrai ir tada 8 vamzdžius dauginam iš 12, nes depo vamzdis 12 eurų, tai 96 eurai, 100 eurų, dar pakloti būtų gerai smėlio, ant smėlio sukloji ir tada jungti viską, bet žaltis į tą šulinį, piktis jam, galėjai geriau, kai sakant. Tai va, tas vamzdis iš tenais turėtų ateiti, ten prie mašinos kažkaip turėtų man. Tai faktas dar užpilta, reiks atsikasti vamzdžiai, nes buvau va ten, jeigu matot, raudoną družę nupiešęs liniją, jeigu kaip matot, tai tikėjaus, kad paliks, bet yra kaip yra. Atsikasim. Gerai, draugai, jau 20 minučių. Tikiuosi nepabodo žiūrėti. Į kitam kartui parodysiu, kai baigsiu šitą javaliną. Nu, da gal parodysiu anksčiau, kaip pasiklausiu šitą vamzdą. Na, dar turėčiau pasikloti ir tada įsilyginu vėją. Ir dar būtų labai gerai Felix Navi valymo įrenginį pasistatyti šiais metais. Tai būtų pasaka. Ir tada ramiai širdim lendam į vidų darbuotis. Apstojo darbai. Finansiškai blogiau, kaip paverksiu, kaip tikras lietuvis. O finansiškai pasėdau todėl, kad nusipirkau kitą sklypą. Parodysiu video arčiau miesto, kur kertasi teritorija su miestu. Tai nusipirkau sklypą su visų projektu, su viskuo, su leidimo statybais. Jeigu įdomu, parašykit, pafilmuosiu naują sklypą, naują projektą. Tik nežinau, kada pulsiu ten daryti, tikrai ne šiais metais. Nes dėl to ir sugalvojau, pasidarau viską. Jeigu spėju finansiškai dar leisti, pasidarau vėją, sutvarkau kiemą. Nu ir pasikalimus, norėčiau padaryti pakalimus. Ir tada per žiemą, kaip sakant, eičiau į vidų, ką spėčiau viduj pasidaryti. Ir tada palikčiau jį stovėti ir bandyčiau į aną namą sklypą koncentruotis tenais, pradėti tenais darytis kažką. O šitą tokiam šaldyt kokiam 2-3 metam. Nu, bet viduj kažką pasidaryčiau dar per žiemą. Aišku, jeigu leis sveikata. Čia svarbiausias dalykas, numeris 1, sveikata. Gerai, draugai. Parašykit komentarą, jeigu domina, už kiek aną sklypą pirkau, galiu smulkiai papasakot, parodyti vietą. Palikit komentarą, palaikinkit, kam nesunku. Tikiuosi nepabodo žiūrėti. O ne, kardukai. Nu, iki sekančią. Taip, tik kai filmuodavau lojai, o ne lojai, jau jam pietais to įmėgot norės. Sveikatos, draugai, visiems. Iki sekančio video. Visam.